Petrai, ar ir tavo pati namie? Petra pati buvo tinginė. Petras pasisėjęs kokį gorčių linų, rudenį pačią vis ugsdinas. Eik tu jų nurauti. Nuėjus su ranka apsirodžius, čia rytoj, čia porytoj, šiai dienai nebėr. Atsigulus ir pamiegojus tą dieną. Antrą dieną nuėjus taip pat. Čia rytojui, čia porytui, šiai dienai nebėr. Ir vėl gulus ir pargulėjus. Trečią dieną taip pat. Bet pavakariai Petras nuėjęs, radęs bemiegančią ir nupjovęs jos per pusę sijoną. Tad bodus atsikėlus, žvalgantis ir ėmus pati savęs klaust. Ar Petrienė, ar ne Petrienė? Daugiaus parbėgus namo klausianti Petrą. Petrai, yra tava pati namie? Petras atsakęs, yra. Ta bėgus ir išbėgus kažin kur. Užrašė Matas Lančiauskas. Kulims sunkus darbs. Tik rudeniop buvo labai dideli darbai. Pjaudavo rugius į kviečius su dalgiu. Būdavo jis toks pat kaip žolę pjauti, tik ant ašmenų uždėdavo tokį lanką, kad javai neužkristų. Kiti žmonės sustatydavo gubas. Kai išdžiūdavo, nekultas kraudavo į kauges arba jie būdavo vietas į daržinės. Tada laukdavo, kol kiti kaimynai bus pasiruošę kult, įkviesdavas gaspadorių su kuliamąja, nes dėl vieną kiemą nevažiuodavo. Kuliamąją atitraukdavo 4, o kai kada 6 arkliai, baisiai sunki būdavo. Įtraukdavo ją į daržinę. Toliau nuo daržinės laukia pastatydavo pečių su vandeniu, į jį vis reikėdavo papildyti. Ant jo būdavo didelis dantratys. Sujungdavo jį su kuliamąja dideliu plačiu diržu, kurį uždėdavo ant dantračio. Gaspadorius užkurdavo labai anksti pečių, sausom kaitriom malkom. Kurdavo pečių visada pats mašinėrius, kartu su pagalbiniu. Priešais pečių būdavo toks laikrodis. Pečius buvo labai sunkus, špižinis, juods kaip biesas koks. Kai vanduo užvirdavo, gaspadorius pasukdavo tokią rankenėlą, į tas pečius pradėdavo garsiausiai švilpti. Visas kaimas skambėdavo. Kai sušvilpdavo 3 kartus, tai reiškia, kad jau visi turi eiti darbą prikuliamosios. Virdams vanduo sukdavo tą dantratį su diržu, o tas jau tą kuliamąją. Darbo užtekdavo visam kaimui. 2 vyrai mesdavo gubas nustriekę. Keli žmonės gubas dėdavo ant stelažų. Ant kuliamosios stovėdavo visada 2. Vyrs į moteris. Jin parpjaudavo gubą, o vyrs kišdavo kult. Iš kultus šiaudus kokie 4 žmonės pasijėmė su ilgais kotais šakės, griebdavo ir vilkdavo prikaugės. 2 stovėdavo prie jos, įkeldavo aukštyn. Dar kiti stovėdavo ant kaugės, įkraudavo. Buvo 5 sklandžiai. Skirtingi grūdai birėdavo pro skirtingus sklandžius. Juos juokais vadindavo čiabatais. Ant jų kabindavo maišus. Pirms ir antras geriausiai grūdai, didžiausiai švarus. Per trečią jau biški prastesnį, o per kitus įsaukotais birėdavo visokie mažiukai, tuos jau reikėdavo pukteliuoti. Tada pilnus maišus dėdavo į vežimą, įveždavo į klėtį. Apačio birėdavo pelai, juos su doklais neždavo į peludę. Po apačia būdavo į pagrėbstai, smulkų šiaudai. Su grėbliu ištraukdavo, irgi neždavo į peludę. Pelai kiaulom, pagrėbstų šerdavo. Po kulimą kuliamoje palikdavo laukia, o kitą kartą jau važiuodavo pas kitus gaspadorius kulti. Tas, kas duodavo arklius kulimą įtraukti, greičiau sulaukdavo kulimą. Pats kulims tęsdavos kai kada net iki pavasario. Keliai būdavo pažliugę, tudi sunku būdavo tiem arkliam traukti. Kad neklimtų, dėdavo lantas po ratais. Kai kada užtekdavo į 1 dienos iškult grūdus, o jei gaspadoriai bagotesni, susirinkdavo žmonės į kitai dienai. Po baigtuvėm pjaudavo aviną, kokią kiaulą, nes žmonės pavargė,
Reikia juos pavalgydinti, kad rytą vėl turėtų spėką dirbti. Papasakoja Salomėja Bartašienė, užrašė Gražina Andrašiūnienė, paskaitė Rita Urniežiūtė.